just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Žymusis amerikiečių išradėjas Edisonas 1931 metais įžiebė atidarymo progą šiam viešbučiui šviesas, na, o vėliau jau čia lankėsi ir visos pasaulio žymybės. Čia buvo filmuojami tokie filmai kaip Krikštatėvis ar Žmogus paukštis, bet dabar metas žengti iš viešbučio į didįjį Niujorką. You're welcome. Niujorko gatvėse sutiksi daug žmonių, kurie nori nusifotografuoti, bet yra čia atvykę vieni, tai būkit pasiruošę, net jeigu ir niekad to nedarėt, tapti laikinai fotografais. Ir štai ji prieš mane, tikra kalėdų eglė. Stora, didelė ir kvapas atrodo net jaučiasi. Tai Rockefellerio aikštėj Rockefellerio kalėdinė eglutė. Tiesa, dabar jinai yra statoma labai įdomiai, lyg tai būtų statomas koks dangoraižis ar namas su pastoliais, su kranais. Niekada nemačiau, kad tai būtų statoma kalėdų eglutė. Bet nesvarbu, tai yra ypatinga vieta ir jeigu jūs planuosit savo kelionę į Niujorką kalėdinių laikotarpį, žinokit, kad ši eglutė įžiebiama visą laiką artimiausią trečiadienį po padėkos dienos. Tad jeigu planuosit savo kelionę į Niujorką prieš kalėdinį laikotarpį arba kalėdinių laikotarpį, turėkit tą omenyje, nes pamatyti šį magišką momentą, kai užsižiebia tūkstančiai, dešimtis tūkstančių lempučių, yra išties įspūdinga. Dar viena ypatinga Niujorko miesto vieta – High Line parkas, kur kažkada buvo bėgiai per miestą, čia važiavo traukinukas, vėliau tie bėgiai tapo nebenaudojami, bet niujorkiečiai nusprendė, kad nereikia sugriauti iš tos vietos, apsodinkime gėlėmis, augalais, sustatykime suoliukus ir tai bus puikiai pasivaikščiojimo vieta. Iš tikrųjų, šis parkas ypatingas, nes tu vaikščiodamas šiuo taku esi virš miesto ir turi galimybę stebėti, kaip po tavimi vyksta gyvenimas. Šio parko ypatinga vieta, išskirtinė vieta, tai yra šis amfiteatras su vaizdu į Niujorko gatves. Vietiniai čia vadina ją susitikimų vieta, ateina susitikti su draugais, atsigerti kavos, pasikalbėti, o turistai dažniausiai čia ateina tam, kad pasidarytų gražių nuotraukų. Tai einam ir mes prisėsim ir pažiūrėsim, kaip iš viršaus atrodo judrios Niujorko gatvės. Aišku, dienos metu čia yra kur kas ramiau, žmonių mažiau, gatvės ramesnės, bet vis tiek ateiti, prisėsti ir nusifotografuoti čia labai smagu. Galima lyg kokią meditaciją ar terapiją laikyti, žiūri, Niujorko gatvės juda, automobiliai važiuoja, o tu tiesiog sėdi ir gėriesi. Little Island – dirbtinė salos, kuri sukurta Niujorko centre virš vandens tam, kad žmonės galėtų pabėgti nuo šurmulio ir tai lyg dar vienas parkas poilsiui. Čia įėjimas nemokamas, o pamatyti ir pasivaikščioti tikrai yra kur. Always, all days, all nights, sing do I do. Tiesiog vaikštau ir ieškau išėjimo jau geras 10 minučių, nesuvokiamo dydžio šitas food courtas per kelis aukštus įsikūręs. Atrodo, kad čia būtų viso pasaulio virtuvės, mačiau ir meksikietiškų, ir tailandietišką virtuvę, ir amerikiečių be abejonės. Tai jeigu ieškosit kur pavalgyt, ateikit į šitą vietą ir bus visiems skoniams, dėl to, kad pasirinkimų čia daugiau negu 100. Niujorke dangus apsiniaukė, o tai reiškia, kad metas atėjo pakeisti savo veiklas ir tokiu oru Niujorke pats geriausias būdas leisti laiką lankytis muziejuose. Tokių šiame mieste yra beveik 100, tad rinktis tikrai yra iš ko, bet yra keli muziejai, kuriuos tiesiog privaloma aplankyti būnant Niujorke pirmą kartą. Mes keliaujame į milijonus turistų kasmet sutraukiantį gamtos istorijos muziejų.
Gamtos istorijos muziejus tiesiai už manęs. Įdomu tai, jog vos prieš kelis metus šitas muziejus buvo beveik nemokamas. Ką tai reiškia, jog kiekvienas galėjo mokėti tiek, kiek jis gali, tiek, kiek jis nori, nuo $1 iki 100. Dabar savanoriškas mokestis galioja tik vietiniams gyventojams. Visi kiti, tame tarpe ir mes, turistai, turime mokėti iš anksto nustatytą bilieto kainą. 19 amžiuje atidarytas muziejus, kur pagrindinis jo tikslas buvo šviesti žmonės ir pasakoti jiems apie pasaulį, kaip jisai keitėsi, kaip jisai vystėsi. Dar vienas įdomus dalykas, kad tik tai 30 000 kvadratinių metrų yra prieinama žmonėms, sakau tik tai taip dėl to, nes 100 000 kvadratinių metrų yra neprieinami žmonėms. Ten saugomos dar visos kitos kolekcijos, yra įkurtos laboratorijos, kur tyrinėjami istoriniai dalykai, istoriniai eksponatai. Tai, žodžiu, milžiniška erdvė pasaulio pažinimui. Gamtos istorijos muziejus be abejonės vertas viso jūsų dėmesio. Jeigu esat filmo Naktis muziejuje fanatikas, tai čia galite ateiti nuo muziejaus atidarimo ir būti iki uždarimo. Kadangi oras Niujorke vis dar nepasitaisė, mes keliaujam į centrinį parką, reikia jį pereiti tiesiog į kitą pusę ir ten mūsų laukia dar vienas pasaulinio lygio muziejus, Metropolitano muziejus arba tiesiog niujorkiečių vadinamas Met. Niujorko miesto pasididžiavimas, vienas garsiausių muziejų pasaulyje, vienas didžiausių pasaulyje ir vienas geriausių visoje Amerikoje. Čia yra daugiau negu 2 milijonai meno kūrinių iš viso pasaulio, garsiausi meno dirbiniai. Tai stosim į eilę, nusipirksim bilietą ir pasivaikščiosim, tikėkime, kad kai išeisim iš šio muziejo, lietus jau bus pasibaigęs. Metropolitano muziejus didžiulis ir čia visko per vieną kartą tikrai neįmanoma pamatyti, tačiau yra vienas paveikslas, kurį stengiasi surasti visi, tai Vincento van Gogho portretas. Jis per savo gyvenimą tokių nutapė 36 ir čia Amerikoje, Niujorke yra vienas iš jų. Van Gogas su šiaudinė skrybėlė. Išskirtinis tikrai nesunku surasti, sakoma, kad šio paveikslo vertė tarp 80 ir 150 milijonų $. Tiksliai sumos kol kas nustatyti nėra įmanoma. Jeigu gerai įsižiūrėsit į šį menininko kūrinį, jūs pamatysit, koks jis atrodo pavargęs ir ligotas, toks ir buvo jis, kai gyveno Paryžiuje paskutinį savo gyvenimo metus. Dar viena salė ir dar vienas paveikslas, sulaukiantis daugybės turistų ir Metropolitano muziejaus lankytojų dėmesio. Štai šis didingas paveikslas, kaip pirmasis Amerikos prezidentas Džordžas Vašingtonas nepriklausomybės karo metu plaukia per Delavero upę. Dydis įspūdingas, bet dar įdomus keli faktai apie šį paveikslą. Daug kas kalba, kad tai nėra daug tiesos, kas jame pavaizduota. Galima pradėti nuo valties, kuri plaukia ledo upe. Šiaip jau ši upė tuo metu, kai pavaizduota, kada vyko karas gruodžio viduryje, tai upė turėtų būti visiškai užšalusi. Kitas dalykas, kad tais laikais, kai buvo gaminamos medinės valtys, jos buvo labai nestabilios. Tai Vašingtonas, kad ir koks jis būtų didis, taip tvirtai turbūt negalėtų stovėti. Yra ir apšvietimo problemų, pavadinkim taip, šiame paveiksle, bet viskas sukurta taip, kad Džordžas Vašingtonas ir Jungtinės Amerikos valstijos būtų pavaizduotos kaip didžios, galingos, priekyje su išpūsta krūtine ir žengiančios nugalėti. Tai vien galima įžvelgti tą didybę ir pačiame paveikslo rėme, pačiame paveiksle ir jo atvaizdavime.
muzikos salė, tai visiems muzikos gerbėjams, man taip pat čia ypatinga vieta, violončelės, smuikai, visokios dūdos, ragai ir taip toliau, bet čia yra vienas svarbus labai dalykas, tai yra šis eksponatas. Atrodo nieko neišsiskiriantis tarp kitų senienų, bet tai yra seniausias pianinas pasaulyje. Tai, kas išlikė, senesnio už jį nėra pavykę rasti. Tarp 1700 ir 800 metų jis buvo pagamintas, tai šitam daiktui apie 300 metų. Labai norėtųsi prisiliesti ir pabandyti paspausti vieną kitą klavišą, bet gaila, to negalima padaryti. Čia dar vienas jau nebe pianinas, o fortepijonas, jam taip pat yra apie 300 metų, išsilaikęs neįtikėtinai gerai, turbūt dėl to, kad parašyta Please don't touch. Tai vienas iš savotiškų New Yorko simbolių, dažnai matomas ir filmuose, ir būnant New York'e, dažnai klausiama, kas čia yra, kodėl tie dūmai rūksta vidury gatvėse. Pastatyti tokie savotiški kaminai, arba galima pamatyti net iš šulinių kylančius dūmus, bet iš tikrųjų tai yra kondensatas, garai, vanduo, kuris iš New Yorko gatvių laša per šulinius į apačią, o ten po New Yorko gatvėmis yra dideli karšto vandens ir šildymo vamzdžiai. Taigi vanduo patekęs ant įkaitusių vamzdžių garuoja ir kyla į New Yorko gatves. Kiekvieno krepšinio sirgalio, ypatingai turbūt lietuvių, kurie domisi, myli krepšinį, vienas iš tikslų būnant New York'e, tai yra aplankyti šią NBA parduotuvę. Tai yra vienintelė NBA parduotuvė visoje Amerikoje, tai jeigu būsit šitoje šalyje, neaplenkit New Yorko, jei norėsit kažką įsigyti. Na, o mes savo kelionę New Yorko mieste pabaigsim kildami į Edge dangoraižį. Tai vienas naujausių New Yorko mieste. Antra mūsų apžvalgos aikštelė šioje kelionėje, tiesa dabar jau kilsim saulei nusileidus. Norinčių čia patekti yra neįtikėtinai daug, o bilietų kiekis ribotas. Štai mes atvykom, įsigijom bilietą ir mūsų eilė žengti į liftą, kuris pakels į apžvalgos aikštelę, bus tik tai po 2 valandų. Gera žinia ta, kad tai yra didžiulis prekybos centras, kur jūs galėsite tą laiką lengvai praleisti. Bilieto kaina $50 ir jau visai netrukus atsidursim vienoje įspūdingiausių ir unikaliausių apžvalgos aikštelių New Yorko mieste. Edge dangoraižio viršūnėje mes čia esam, o aš esu ant unikalios apžvalgos aikštelės ir po manimi tiesiog kiauras vaizdas į gatvę. Mašinos kaip skrusdelytės, atrodo vaizdas lyg tai iš besileidžiančio lėktuvo. Visi nori čia išsiamžinti, visi nori nusifotografuoti. Jeigu bijot aukščio, drebės kojos, jeigu ne, galėsit pasimėgauti unikaliu vaizdu. Čia mano kelionė po New Yorką baigėsi. Aš džiaugiuosi, kad čia buvau ir tikiuosi, kad mano kelionė padės jums geriau susiplanuoti savo būsimos kelionės po New Yorką maršrutą. Taigi dabar tiesiog palieku jūs pasigėrėti vaizdais nuo vienos naujausių ir unikaliausių apžvalgos aikštelių New York'e. Edge dangoraižis.